Alytuje startuoja kalbų mokykla Mano akademija, kurios steigėja 12 metų patirtį šioje srityje turinti Viktorija Kakauskienė. Iki šiol dirbusi kaip samdoma direktorė, žengėte drąsų žingsnį ir sukūrėte savo verslą. 12 metų šioje srityje vis tiek sukaupta žinia, sukaupta patirtis ir kai turi komandą šalia tokią, su kuria gali žengti tikrai tvirtą žingsnį, tai klausimų nebekyla. Tikrai visi klientai mus lengvai ras. Stiklinis pastatas, 3 aukštas, vieta kalbų mokyklos tikrai yra nepasikeitusi, ji išlieka. Tai, manau, visi mus be problemų susiras. Na ir kągi siūlote savo klientams? Klientams iš tiesų tai pas mus gali mokytis vaikai nuo 5 metų amžiaus, tai tikrai ir vaikus, ir moksleivius, ir abiturientus mokome, taip pat ir suaugusius, o kokie pagrinde, aišku, mokome anglų kalbos, abiturientams tai labai, kaip sakau, 11-12 klasės labai yra svarbu, tai ruošiame egzaminams, tarptautiniams egzaminams, tokiems kaip PT General, IELTS egzaminai, taip pat ir valstybiniam brandos egzaminui ruošiame, suaugusiųjų grupės irgi sudarome ir jau nuo spalio mėnesio startuosime ir su suaugusiųjų grupėmis. Kokios mokyklos atidarimas, aš galvoju, tai yra šventė miestui. Ir nesvarbu, kad po 12 metų kažkokios kitos patirties, bet tai yra mokyklos atidarimas. Tai su tuo ir sveikinu. Ir toks simboliškas, kad augtų protai Alytuje visų, ne tik vaikų, bet ir suaugusių, pačiai stiprybės, mokytojams kantrybės, tėvams suvokimo, kad kartais reikia vaikams galbūt daugiau, individualiau, giliau, o galbūt tiesiog prasmingiau. Tai su ta švente, su ta nauja pradžia. Nuoširdžiausia. Kad nestiktų nei žiedų, nei kolektyve nebūtų plyšių. Labai gerai. Tik pirmin. Ačiū. Labai gerai. Oi, tai smagu, kaip smagu. Ačiū. Bus visko. Bus ir sunkumų, bus iššūkių, bet aš žinau, kad tau viskas seksis ir bus viskas gerai. Ir labai nuoširdžiai džiaugiuosi už tave ir priimta tavo sprendimą. Mano akademija gyvuos, kol aš čia mokysiuosi. Bet tai ne dėl to aš mokausi, kad neišmoksiu, bet dėl tiesiog labai malonu. Labai gerai sveikinu, pažįstu daug metų ir aš tiesiog žinau, kad viskas bus gerai, aš tikrai žinau, kad viskas tau seksis puikiai ir labai tavim didžiuojuosi ir labai tavim sveikinu. Aš tai tiesiog stebiuosi, kokie įžvalgūs tavo tėveliai. Davė tokį nuostabų vardą – Viktorija, nuo žodžio pergalė. Tai džiaukis, kad turi tokį vardą ir šitaip gerai tau sekasi, gerbiamoji. Čia tik dėl vardo. Čia tik dėl vardo tikriausiai. Na, o čia dėl išminties, kad vadovauk išmintingai. Nors pelėda labai maža, bet jinai labai galinga. Kalbų mokyklos Mano akademija atidarymo dieną klientai ir mokytojai susitiko taip pat ir Dainavos kino teatre, kur pabendravo ir žiūrėjo filmą. Sutinkame Benitą ir Ameliją ir pasidalinkite savo patirtimis. Benita, tu jau praėjusiais metais įsilaikei, būdama 11 klasėje egzaminą, papasako. Taip, išsilaikiau PTE egzaminą C1 lygio ir surinkau tam tikrą skaičių taškų ir gavau 100 ir 12 klasėje jau nebereikės laikyti mokykloje egzamino brandos. Taip, ir matau, kad atlydėjai savo sesę, kuri taip pat startuoja Mano akademijoje. Taip, ir noriu, kad tokiais pačiais žingsniais eitų kaip ir aš. Amelija, kaip tu jautiesi? Gerai. Iš tikrųjų, Ar patinka lankyti? Taip, nes man jisai iš tikrųjų padeda ir tikrai geriau tuos testus moku. Na, sutinkame Augustą ir tėtį Raimondą, galbūt nuo tėčio pradėsim. Vis tik kodėl renkatės Mano akademiją, nes vis tiek kalbą mokotės ir mokykloje, bet norit papildomai. Norim papildomai, nes mokykloje vis tiek neišmoksti, plus jeigu nemėgsti labai žaidimų žaisti ar filmų žiūrėti anglų kalbą, tai tikrai trūksta mokyklos anglų kalbos, tai bandysime
praplėsti tas žinias ir gal vis tiek bus tada mokykloje lengviau. Tai jūsų vaikas nemėgsta žaidimų? Nu, nemėgsta, kažkaip gal tėtis nemėgsta už tai ir Augustas nemėgsta. Augustai, tai tu šiek tiek papasakok, kaip apsisprendėjai, kad vis tik dar norėtum patobulinti anglų kalbos žinias? Norėjau patobulinti, nes noriu mokėti angliškai kalbėti. Mokykloje truputėlį trūksta, ne? Taip, tikrai trūksta.